Begalybė pakylėta. Man grožis tu, dangaus sukurtas. Man tu, dangaus beribiai raštai, pienės pūke suinstaliuoti ir ta vaivorykštė dangaus, lietaus lašuos, išskaidžių šviesą, pasklinda kūnos, tik pajausk tyrumo begalybės jausmą. Taip kiekviena mano ląstelė virpėdama transliuoja vienį ir suvokimas, o mano akys mato taip, lyg nebulos žvaigždynus atspindėtų. Ir suvokimas, jog žvilgsniu manu kūrėjas mato mūsų žemę ir rankomis, kuriom tveriu, jis juk neturi jų kitų stebuklą kurti tarp žmonių. Tuomet, kai mano žvilgsnis aprėpia šį visą begalinį grožį, nėra klaidų, nėra ribų, tyrumui skleidžiantis per mano, tavo ašį. Ir man drąsos jau nebereik, į viduje žinojimo gale pavirsta ir pakylėta būsena pripildytų jausmų į begalybę spindulių ištirpsta. Šiandien aš jungiuos su visom dalim, kurios dar laukia meilės žvilgsnio. Jaučiu, kaip kūnais įkvepiu dangaus, esu jungtis čia žemėj, pakylėtos begalybės virsmo. Labas visiems. Štai taip kalba pakylėta begalybė dabar. Šito teksto šitoje knygoje nerasit. Jinai atėjo vėliau, šie žodžiai atėjo vėliau, kai knyga jau buvo išleista. Ir man begalinis džiaugsmas jūs visus matyti čia ir sveikinti mano šventėje. Šventėje kartu jungtyje su pakylėta begalybė, nes manoji begalybė sveikina tavąją. Aš paskaitysiu keletą dar tekstų, kurie tiesiog pasikvietė šiandien būti įgarsinti, įžodinti. Kai kas tiesa pasislepia. Ir tebūnie. Viena. Visa yra viena. Erdvė bendra. Aš, tu, akmuo, metalas, medis, gėlių pieva. Gyvūnija ir žmonija sujungta gijom tos, kurios pildo, kad patirtų ryšį gyvą. Nes tu, dangaus vaivorykštė spalvinga, sujungi žemę su dangum keliais ryškiais beribiais. Tu žemės raštai gimdantis gyvybę, erdvė tava, šventa, gyva ir neaprėpiama kūryba. Pajusk, kėdėj, kur sėdi krėsle minkšto glėbio įsipatogina būtis, tai būsena paveikslo begalinio. Ir stalas ten, kur užrašau gražiausiais žodžiais savo tarnystės prasmę, perteikt aukso pjūvį kasdienoje realybėj. Matyti brėžinio žieduos, papartyje pražystant, sudėti visą patyrimą dieviškos proporcijos, savų ląstelių, kurią sustojus pamatau kaip aiškę Fibonaccio seką. Šviesos klaida, išreikšta kelvinais, liumenais, liuksais, tarnauja erdvei ryškinant skaidrumą, krištolo ir onikso ornamentą auksinį. Vonios keramika, lyg žemės molio manuetas, aksesuarai grožiui ir ergonominiams sprendimams. Visa sukurta ir dar kuriama žmogaus tarnystei,
tam, kad patirtum grožį žemėje, darnoj sukurta. Komfortą gyvą, kad pasimėgautum akimirkoj stebuklais padabinta. Patirt save per grožį, per skonių jūrą, plečiant suvokimą. Ragaut gyvenimą harmonijoj, lyg uogoj saulės sunokintoj. Nakties žvaigždes, mėnulio delčią, pakviesti šokiui akimis nematant nieko. Erdvė viena, kurią jaučiu, kai užmiegu, palietus patalynės švelnų šilką. Kvapai manų namų išglosto kūną šventą. Tik kūne tai jaučiu ir rankomis galiu paliesti žakardo sudėtingą raštą, atpažint brokato subtilumą. Kai sapnuose keliausi po galaktikas plačiasias, pabuski dar prieš aušrą ir pasitiki žemėj saulės šviesą. Kas rytą pamatyki grafiką medžių šešėlių, gėlynų šokį, kai valsą suka susitelkęs vėjas. Išgirsk paukščių giesmes, smilgų šnarėjimą, bičių dūzgimą ir pamatyk juose save, lyg atvaizdą viso kūrėjo. Dainuoju odę savo dienai ir saulei kylančiai lėtai į pušį, smilgai supuojančiai drugelį ir krištolo rasos lašelį. Šiandien švenčiu aš savo dieną, spalvom jausmų vidinio sodo, kur auginu trapiausią gėlę ir būseną, it trykštant vyšnę. Pajaust, pasklindant ją po kūną, bangom sultingom užliuliuojant, galybės skonių, o aromatą jauti esme iki galiukų. Šiandien puošiu aš savo dieną mintim keliaujančiom iš jausmo ir krinta jos it baltas rūbas ir kvepia jos baltais kvapiais aliejais. Šiandien keliauju aš per turgų, kur karštis, dvoko purvo miksas neleidžia mums įkvėpti oro ir pamatyti dienos grožį. Ištiesti užburiantį šleifą, išsklaidantį tamsybės rūką, pakelt akis į savo dangų ir pamatyti šviesos didumą. Kai saulė šviečia šiltai dienai, aš vakar iškvepiu per gelmę tam, kad pajausčiau, kur link einam, kam skleidžiam rožių aromatą. Jei mano apdaro baltumas leis pakylėt akis nuo purvo, pajausti net už horizonto leliją skleidžiant aromatą. Žvilgsniu nuskrieti link žydrynės ir leist pasidabinus saulei, nuleist sode jautrumo šydą, kad kiekvienam mažiausiam žiedui įkvėpt širdim jo subtilumą. O šis, pajutęs didžią gelmę, pašoktų savo kvapo rumbą, įliejęs į natas skambumo, sukurt simfoniją bendrumų. Ir šleifas būsenos kaip rūko nudriekia visą mano sodą. Būk ta gėlė, kuri dabina ir turtina paklydus sielą. Gal kai įseksi ją į plaukus, ar rūbe savo rasi vietą, ji leis pajusti grožio kvapą, pabūt akimirkai stebuklą. Įkvėpti jausmo, širdžiai pilno, dainuoti dienai, odę džiaugsmo ir esatim dėkot už būti, ragaut ir jausti dieviškumą.
Ši odė džiaugsmui yra gimusi po susitikimo su man labai brangiu žmogum, kuri sutiko ateiti ir švęsti šią šventę kartu su mumis. Jai nereikia nė vieno žodžio. Jos būtis yra begalinė. Ir aš kviečiu tave, Ala, ateiti pas mane, kai kilo mintis, kad šita knyga turi būti atversta Vilniuje. Man buvo labai aiškus žinojimas, apie ką jinai turi būti, apie ką jinai turi būti atversta. Aš žinau, kad tai yra įrankis. Ir šitas įrankis, mylima, gimė tik todėl, kad tu buvai tas žmogus, kuris visuomet tikėjo be sąlygų. Mes tikrai dar apie tai pakalbėsim, kodėl yra svarbu turėti bent vieną žmogų, kuris tikėtų tavimi, kai tu pats savimi netiki ir tau atrodo, kad tai yra iš kažkur atėjęs kažkokia mintis, kuri net neverta tavo dėmesio. Po mūsų pirmojo susitikimo buvo begalinis jausmas pilnatvės ir tas džiaugsmas, kurį tu gebi visuomet išskleisti ir visada tiki mus visais, tai yra toks pripildantis ir toks įgalinantis, ar ne? Ir aš šiandien tave labai labai prašau, įžodink mums visiems, kad mums visiems įeitų į kiekvieną ląstelę, kodėl yra svarbu kūrybinė galia. Kas tai yra pirmiausia? Kodėl jinai yra? Aš nekalbu, mums visada atrodo, kad kurti tai reiškia kurti knygas, paveikslus, tapyti, kažką daryti, kas yra iš principo būtinai apie menus. Bet aš noriu šiandien kalbėti apie kurti dieną, kurti akimirką, užrašyti mintis, galbūt tai bus pirmasis įkvėpimas, ar ką kviečia pakylėta begalybė, ar ne, ką aš visada sakau. Labai lengva yra, kai užrašai, pamatyti visus žodžius, pamatyti mintis savo, kurios turi teisę būti kūnais, tapti kūnais. Tai, Ala, tai kas yra mūsų kūrybos galia? Žinai, Edita, aš visų pirma labai norėčiau padėkoti tavo tėvam. Ir aš. Nes tai, ką mes matom, tai, ką mes jaučiam, tai, kas mumise virpina širdies stygas, yra kūryba. Kūryba, kurią sukūrė kūrėja, kurią sukūrė du dievai, kurie čia sėdi. Tikri, nes kurti yra dieviška. Mes visi ieškom Dievo. Ir ieškom jo kažkur labai toli. Ir ieškom taip, kad jo nerastume. O Dievas visur. Jis visur. Ir jis labai laukia būti atrastas kiekvieno žmogaus. Ir žmogus, kuris užčiopė, patyrė, užuodė, palietė Dievą. Jis kūrė. Žmogus, kuris Dievo net pažino, jis vargsta. Supranti? Ir galima būti tarnystėje, o galima būti varge. Ir tarnystė nebūtinai bažnyčiai, nebūtinai kažkokiam labdaros ar paramos renginį. Viskas priklauso nuo mūsų vidinės
būsenos? Tu kūrėjas ar tu varguolis? Kūrėjas pusryčiam daro kiaušinienę ir kuria ją. Viskas yra kūryba. Mes gavom tokį stebuklą, mes gavom galimybę gyventi ir niekas mums nepažadėjo nei rytojus, nei poryt. Ir mes gyvenam ir kiekvieną kartą įkvėpus atsiduriam kryžkeliai, kur daug pasirinkimų. Tu gali sulaikyti kvėpavimą, tu gali iškvėpti, tu gali įkvėpti giliau. Viskas apsisprendimas. Lygiai taip pat, kaip tu žiūrėsi į pasaulį. Ką tu matysi pusryčių gamyboje? Vargą, nes man reikia. Ir jeigu aš vargstu, aš ir pavargstu, nes mes pavargstam tik nuo vargo. Ir mums labai dažnai sako, nestresuokit, stresas yra blogai. Aš klausau ir galvoju, kaip galima žmogui mūsų laikais nestresuoti, nes viskas stresas. O jeigu žiūrėt giliau, visas gyvenimas yra stresas, nes kiekvieną kartą mums reikia daryti apsisprendimą, kur, į kairę, į dešinę, tiesiai, į pietus, į šiaurę. Net jeigu mes žiūrėsime gyvenimą ne kaip į stresą, o kaip į nuotykį. Nuotykis. Tu ateini ir tau nuotykis. Dėl ko tas nuotykis? Tu nori imti ar duoti. Jeigu tu tikimi, tu vargsti. Jeigu tu imi tam, kad duot, atvira širdim, tu dosnume, tu orume, tyrume, klestėjime. Ir tu visame kame matai kūrybą. Visame kame tu matai kūrybą. Ir tavo knygoje kiekvienas, kas paims ją, net tie žmonės, kurie sako, oi ne, aš rašyti nemoku, man nesigauna. Arba aš vyras, arba aš per senas. Nematau, nežinau, negebu. Mes kalbam apie Dievą. Ir jeigu žmogus suvokia dieviškumo prasmę ir ieško Dievo, vadinasi, Dievas ieško to žmogaus jame pačiame. Ir tas žmogus yra kūrėjas. Nėra nei vieno žmogus, kuris nebūtų kūrėjas. Mūsų klaida yra tame, kad mes norim kurti tą patį. Bet kas būtų, jeigu mes visi būtume muzikantais arba tapytojais? Mums būtų neįdomu, nes viskas, kas puošia šį pasaulį, yra įvairovė. Ir visi žmonės ne tai, kad gali, norint būti laimingais, reikia duoti. O ką mes galim duoti? Ką mes galim duoti? Kad jaustis laimingais ir kad tai būtų davimas. Mes galim duoti tik tai, ką mes turim. Aš negaliu tau duoti to, ko aš neturiu, bet duodant tai, ką aš duodu, ką aš turiu, aš kuriu. Ir kuriant aš buriu ryšį. Burti. Ir mūsų burtis yra tam, kad kurti. Ir supranti, tai, kas viduje, turi būti pamatyta. Ir kai tu kuri eiles, muziką, paveikslą, dieną, kiaušinienę, verdi kavą, kabini draugą, žiūri akis, rašai žinutę. Tu tai darai kaip? Iš vargo ar iš dieviškumo? Ir jeigu vargiai iš to, kad reikia, tai niekas, tai neveikia, tai neskamba, bet jeigu tavo prasmė yra duoti iš meilės, net jeigu tu to žmogaus nepažįsti, nes esu tikra,
kad daugelis žmonių, kurie laiko arba laikys tavo knygą, tu nepažįsti. Bet tu parašei iš meilės. Tu sukūrei iš meilės. Viskas, kas yra iš meilės ir iš vidaus, iš to, ką aš turiu, turit gali tik tai per Dievą savyje, yra kūryba. Ir nėra nekūrėjų. Yra tokių, kurie netiki. Ir jeigu tu sakai savo, aš tikiu Dievu, tai tu kuri viską, prie ko prisilieti su meile, tu kuri. Kitaip tu netiki Dievu. Ir aš laiminga, kad tuose baltuose lapuose žmonės iš pradžių nedrąsiai. O paskui drąsiau parašys tai, kas jiem čia Dievo sudėta. Ir svarbiausia kūrėjui suvok, kad jis yra unikalus, nėra tokio antro. Tokio nėra. Kaip jis gali lygiuoti su kažko, kaip jį galima lyginti, kaip jį galima vertinti. Kaip galima pasakyti, gražios eilės ar negražios, gražus žmogus ar negražus. Kas tai? Man šitas labai yra tavo pasakymas dabar tiesiog kviečia sustoti ties ta vieta, kad kartais, tarkime, mums ne viskas yra priimtina, ką mes skaitome, matome. Ir šita knyga yra būtent apie tai, kad man norisi pasakyti, kad viskas tvarkoj, kad tau nepatinka. Ir čia nėra apie tai, kad tau privalo viskas patikti, kas čia yra užrašyta. Bet mano kvietimas yra klausti savęs, o tai kaip man patinka. Ir jeigu jūs atversit knygą, kas dar nevartėt, ten yra tiek daug vietos parašyta, keiskit. Keiskit, kas jums atliepia. Keiskit, tiesiog kelkit klausimą apie tai. Tiesiog veikit. Ir nes aš suprantu, kad aš buvau tame laike, kai man buvo labai, labai baisu rašyti, nesuvokiant apie tai, kas čia bus, ar ne. Mes turėjom nuostabią patirtį Maroke, kai užteko vien tik tai intencijos pasidalinus raštais, kad Maroko moteris sakė, kad man skaitant tiesiog tekstus, jinai pasakė, kad Aida, aš labai norėčiau suprasti, ką tu parašei. Ir aš taip tiesiog, mes taip gražiai buvom ir aš sakau, kaip man būtų gera, kad aš gebėčiau užrašyti tai, kad tu suprastum. Ir rytą 6 valandą aš bundu nuo minčių ateinančių anglų kalboje. Ir aš nežinojau, kokios, tai buvo tiesiog žodžiai, kurie aš negalėjau net susijęti. Ir jeigu aš nebūčiau kilus iš lovos, kai visi miegojo tyliai ištipenus į terasą ir nepaėmus rašiklio, aš niekada nebūčiau pamačius, kad pasirodo, aš galiu rašyti anglų kalba. Mano anglų kalba yra tik tokia, kad aš galiu susikalbėti. Tai tikrai neeiliuota anglų kalba. Bet mes visi gimė kūrinys. Taip, bet gimė kūrinys apie tai ir sakau, pradėti įgalinti save veiksmui, nes priešingo atveju mes tampame pelkę. Pasakyk, Ala, kas vyksta mumise, kai mes to neįveiklinam, neįgalinam. Aš norėčiau porą žodžių pasakyti apie taisyti ir koreguot, kritikuot. Tu sakai, taisykit. O aš sakyčiau, netaisyk. Pakeiskit. Ir nepakeiskit. Kaip galima kažką keisti? Tai, kas sukurta. Mesgi negalima ateiti į svetimus namus ir pakeisti interjero. Mes negalime ateiti ir pakeisti svetimą vaiką, pasakyti, kad jis per daug įžūlus. Aš sakyčiau, mes įpratę, nepadaryk nieko savo, padaryk kažką, kas jau buvo, arba pakeisk tai, kas jau buvo. Bet tai jau buvo. Ir viskas, kas buvo, viskas teisingai, nes jeigu būtų kitaip, mūsų čia nebūtų. Jeigu tu parašytum kažką kitaip, nebūtų tos knygos, nebūtų tokia balta ir nebūtų pakylėta ir galbūt nebūtų joje vietos kažkam parašyti savo. Bet aš ją matau kaip kvietimą. Kaip kvietimą. Nesilyginti.
nebraukyti ir netaisyti, nes pamenat, kaip mes bijodavom mokytojų su raudonais tušinukais. O kada tave taiso tas, kuris galvoja esas viršesnis, mes nustojam kurti, nes mes bijom suklysti. Bet nebūna klaidų, jų nebūna, yra tik patirtis, klaidų neegzistuoja. Mes sudaryti iš klaidų, taip vadinamų klaidų, kurios iš tiesų nėra klaidos. Įsikvėpti. Viskas yra dieviškos, pakylėtos gyvenimo patirtis, kurios gali būti priimtos ir įprasmintos arba nepriimtos ir užbrauktos raudonų tušinukų, vertinant, rašant savo pažymius. Bet yra dvi pasaulio jėgos. Meilė ir nemeilė. Meilė žiūri, sako, galbūt aš nesuvokiu ir nesuprantu, galbūt. Bet tai šiandieną. Niekas nežino, kas bus po valandos, po dienos. Gal aš suprasiu ir tai bus mano maldaknygė. O nemeilė kritikuoja, nemeilė sako, ne taip. Braukt, taisyt. Klaida, neteisinga. Ir kritikai, kurie turi raudoną tušinuką, apsiriboja tik tai taisymu. Jie uždeda savo stogą didžiulį, nepakeliamą ir praranda ryšį su Dievu. Jie kritikuoja, engia, trypia, taiso, koreguoja. Ir tai yra nemeilė. Nemeilė negali pagimdyti dieviškojo kūrinio. O meilė mato, galbūt nesuvokia ir nesupranta, bet myli. Ir mato, kad tu gali. Vadinasi, ir aš galiu. Tik savai. Tik savai. Ima tušinuką ir rašo. Ir jeigu iš tiesų užtenka drąsos, ne save parodyti, pasakyti žmonėms, žinot, Dievas manyje prabilo. Jeigu tau įdomu, aš tau parodysiu, paskaitysiu, apkabinsiu, rašysiu žinutę, išvirsiu kavą, iškepsiu pyragą, obuolių. Suprantat? Ir tai yra kūryba, jeigu mes visi kurtume ir nesilygintume, nes tas, kuris kuria, jam nėra kada lygintis. Jis kuria, jam nėra kada kovot ir nėra kada raudonais tušinukais braukyti. Jis kuria ir dėkoja Dievui už tai, kad jam leista kurti. Jis neubagauja, nesako duok. Jis kuria. Ir kūryba rašo, kiek mato, išvelgia ir jaučia. Kiekvienam įkvėpime ir iškvėpime, kiek mes jų turim. Mūsų gyvenimas šitose kūnuose jis toks trumpas. Nuo pirmojo iki paskutintojo. Ir jo nėra. Ir tai, kas lieka po mūsų, yra kūryba. Perkūnija. Tai, ką mes paėmėm iš idėjų pasaulio ir įkūnijom formų pasaulyje. Skirtingais būdais, skirtingom formom, skirtingais keliais. Lieka perkūnija. Lieka atspaudai kito žmogaus sielą ir širdį. O žinot, ko nelieka? Nelieka raudonų tušinukų. Jos nuplauna. Vėjas, laikas. Jų nelieka. Kada prieš mirtį mes iškvepiam paskutinį kartą, vieno, ko prašo mūsų sielos.
O klausia, ar aš gyvenau? Ne ar aš valgiau, ar aš gėriau, ar aš kritikavau, ar aš kovojau, ar aš gyvenau. Ir gyvenau tolygų kūriau. Ir jeigu tu nekursi, o nekuriam mes tik dėl to, kad bijom būti sukritikuotais. Tik dėl vienos priežasties. Suklysti bijom. Mes bijom, kad mums raudonu tušinuku parašys blogą pažymį. Tada aš negyvenau. Tada aš iš tiesų neėjau į Dievą. Aš nebuvau jo įrankis, nes aš su juo suabejoju. Nes kai man eina, aš stabdau. Aš abejoju. Abejoju vadinasi, nesu tikra. O jeigu aš netikra, manęs nėra. Nėra kam kurti. Lieka tik tai tas vienetas žmogaus kūne, ir jis gali vargti. Ir kai mes vargstam, mes nematom prasmės. O kuriant, mes matom prasmę. Pakylėtą, begalybę, aukščiausioje prasmė. Dėl kitų ir iš meilės. Ačiū tau, Aida, už tai, kad tu drąsi. Ačiū tau, kad tu drąsi apsirengti baltą spalvą. Ačiū, kad drąsi kurti. Taip, kaip tu matai, ne taip, kaip nori kiti. Dėkoju už tai, kad tu apie tai kalbi. Ir ne tik kalbi, bet daug labai reikia drąsot, kad savo knygai palikti vietos kitiem. Tarnystė yra ne apie tai, kaip save parodyti, o kaip leisti kitam būt pamatytam. Čia yra viskas. Labai tau ačiū. Žinai, apie baltą spalvą ir apie knygos pavadinimą, kuris susikūrė tada, kai tiesą sakant, net nebuvo minties apie tai, kad ta knyga iš tikrųjų išvys tokį kūną, tokį pavidalą. Ir po mūsų susitikimo su Ala, tai jinai pasakojo tokią istoriją. Ir jai bepasakojant, aš suvokiau, kad ta balta spalva manyje visuomet buvo. Nes vaikystėje aš norėjau būti gydytoja. Ir ta balta spalva man buvo tokia iškalbinga, jinai tokia išraiškinga, jinai atrodė, kad jinai yra mano, bet žinai, mesgi gyvenam, kad čia yra nepraktiška, per daug išsišoksta. Ir kad apskritai esi labai matomas, nes mes ir žinom, aš iš spalvotyros tą galiu patvirtinti, kad balta spalva lipa į priekį, jinai tiesiog lipa į akis. Jos nepamatyti tu tiesiog negali, jinai yra labiausiai matoma pirmojo plano spalva. Tai kai aš suvokiau, apie ką man yra ta balta spalva, aš leidau savo būti balta. Ir ko gero, daugiau negu metus vaikščiojau iš tiesų visa balta nuo galvos iki kojų. Iš tiesų. Tam, kad suvokčiau, apie ką jinai man yra. Ir tol, kol vėlgi tu neišskleidei vaivorykštės spalvų suvokimo, ir tada aš pamačiau visas spalvas dar kitaip. Ir tada man jos jautėsi kūne, kaip aš kiekvienam taške matau kiekvieną spalvą. Kaip jinai išsiplečia, realiai išsiplečia, kai mes galime, kaip tikri menininkai, paėmę paletę, tiesiog leisti ir tapyti tas spalvas per save, tiesiog per save. Tai ačiū tau, kad mes galime kurti bendrystėje ir kad viskas, kas yra užrašyta, yra
ta galia, kuri mano suvokimu, man pačiai plėtė savivoką, aš netgi taip esu įvardinusi šviesmečiais. Nes iš tiesų, jeigu aš nepradėčiau rašyti, man kažkaip norisi tą pasakyti, kad šita knyga, tu taip gražiai pasakėjai apie tą kritiką raudonų rašiklių. Gal man jau atėjo ta diena, kai kritika, aš jau skiriu, kas yra iš meilės ir ne. Ir kaip tu sakai, savo knygoj palikti vietos kito įprasminimui, man būtent apie tai ir yra, kokia yra šitos knygos prasmė. Jinai net atnešė žinutę, kad kiekvienas per mane, per tave atėjęs žodis, kuris jau praėjo per tavąjį širdies filtrą, tampa kūnu, kuris atėjo patirti pakylėtą begalybę. Ir man regis, kad neįmanoma šitos knygos sugadinti, man regis net neįmanoma jos subraukyti ar kažkaip sunaikinti. Man atrodo, kad viskas yra tokioj bendra kūryboj, kad jeigu kiekvienas žodis bus, kuris yra užrašytas įkvėpimas tau atliepti tavajai minčiai, žodžiui, arba gal net pradžioj, net ir jeigu tai kritika yra pasakyti, kad man čia nesąmonė. Ir tai yra puiku, nes galbūt ateis diena, kai tu pamatysi, kas yra tau sąmonė. Ir tai yra tokia dovana šitos knygos, kuri tau padovanos ir atneš. Bet tu, Ala, taip gražiai visada kalbėjo apie tai, kas yra sukurta iš meilės. Man atrodo, aš kartoju šitos žodžius ir tau esu daug kartų sakiusi, kad šitame gyvenime aš nesutikau nei vieno žmogaus, kuris be sąlygų mylėtų ir priimtų kiekvieną. Ir tas be sąlygų priėmimas su ta nebranda, su ta vaikiškumu, su to nesuvokimu ir leidimui augti, va tas, kas auga per mus, tikėti tuom, kas eina, yra tokia dovana, kad tiesiog kiekviena ta akimirka, kurią tu įgalini ir sakai, ar ne, sakai, gerai dabar yra taip, kaip yra. Ir aš noriu pakviesti mus visus suvokti, kad viskas yra gerai taip, kaip dabar yra. Ir nieko nereikia daugiau, labiau, stipriau. Viskas yra nuostabiai tobula, kaip yra. Viskas yra tobula, tik mes turim išmokti to pasidžiaugti. Pasidžiaugti. Džiaugsmo odė. Tam nusišypsoti. Iš tikrųjų ne tam savo. Ir jeigu nesinori šypsoti savo, nes taigi kuklumas, tuomet taip gera yra nusišypsoti Dievui savyje, ar ne? Visiškai. Begalybė. Pakylėtojai begalybė, jinai čia. Jinai čia. Tai kuris kiekvieną kartą įkvepiant ir iškvepiant. Ir matant prasmę gyvenimo, tarnystės, o ypatingai kūrybos. Ir man tiesiai prieš akis tavo tėveliai. Jis ir jį. Ir kai ta begalybė sąveikavo, kūrė, jie sukūrė tą, kuris sukūrė tiek daug. Labai jums dėkuoju. Iš meilės. Iš meilės. Ir mums pavyko. Ir jums pavyko, ir tu. Taigi mes iš labai didelės meilės. O mes tokie visi. Ir mes visi gimė. Gali apgyvendinti Dievą savį. Taip. Ir mylint jį, maitinti jį kūrybą. Jis jau senai nevalgo aukų. Nevalgo askezės. Nevalgo kančių ir bėdų. To, ko jis nori, kad tu jį pamaitintum kūrybą, kurią mėgaujas ir kuri šventės kitiem. Įsivaizduoji, tavo kūryba sukūrė mums šventę. Ačiū tau. Ačiū tau. Kad kuri ir esi drąsi.
Ir ačiū tavo šeimai, kuri šiandien taip padėjo. Tavo dukrai, tavo vyrui, kuris Mano sūnui. laikė erdvę tavo sūnui. Sūnaus draugiai, Visiems, krikštamam, visiems, draugam, visiems. visiems. Čia nėra nesavo, čia visi Visi savi. savi. Aš tokia laiminga. Labai. Šventė. O mes laimingi, kad tu laiminga. Taip. Mes vieni dėl kitų. Laimė, džiaugsmas ir meilė dauginasi. Tegul dauginasi. Ala. Čia tas grožis, kuris visuomet klesti tavyje. Ir kiekvienas žiedas yra begalinio grožio, klestėjimo išraiška. Ir kai jisai skleidžiasi, kūrėjas sako, viskas yra tobula ir sukurta tik dėl tavęs. Tegul žydi, tegul klesti visa, ką kuri ir visa, kuo tu daliniesi. Myliu tave labai, labai. Labai, labai. Dėkui.